Velniškai karšta. Velniškai karšta. Vladimiras Putinas ėmėsi visų priemonių, kad Tomahawk raketos nepatektų ukrainiečiams. Jis žinojo, kad jei Kyjivas gautų tokio nuotolio ginklus, jo svarbiausios slaptos raketų gamyklos pagaliau atsidurtų taikiklyje. Desperatiškai stabdydamas vakarus, jis padarė lemtingą klaidą. Pamiršo, kad Ukraina gali gaminti savo raketas. Praėjusią naktį išsipildė didžiausia Kremliaus baimė. Ukraina paleido bauginančią naują savo gamybos raketą, kuri nuskriejo beveik 1000 mylių, visiškai apeidama neįveikiamą Rusijos oro gynybą. Smūgis į Putino saugotą gamyklą šokiravo Rusijos kariuomenę. Karo tinklaraštininkai rėkė apie didžiules spragas radarų sistemoje. Užuot sprendęs problemą, Kremlius mulkina savo žmones. Putinas toliau siekia uždrausti pagrindinę kariuomenės ryšių programėlę, o tai sukėlė aštrius ginčus Rusijos valstybinėje televizijoje. Rusija byrėja, o vienintelis Putino sprendimas – dar daugiau cenzūros. Štai visa istorija. Praėjusią naktį Ukraina surengė vieną stipriausių dronų ir raketų atakų pietų Rusijoje, kokias iki šiol esame matę. Šiame kare šios atakos žala buvo didelė, stebėtinai didelė. Rusijos stebėtojai buvo sutrikę, nes Ukrainos dronai paprastai neskrenda taip toli ir neturi tokios ugnies galios. Kažkas paskelbė paslaptingą žinutę, kurios rusai nekentė. Tai yra Denisas Killermanas. Jis paskelbė sakydamas: štai trumpas vaizdo įrašas be konteksto. Kontekstą pateiksime vėliau. Dabar. Kodėl tai taip svarbu? Jis nėra niekas. Jis vadovauja įmoniai Firepoint, kuri gamina Ukrainos Flamingo raketas su didesniu nuotoliu nei Tomahawk. Ir pažiūrėkite į vaizdo įrašą, kurį jis paskelbė. Todėl Ukrainos dronai gali įveikti daugiau nei 1400 km, apie 900 mylių atstumą. Tai nėra įprastas reiškinys. Ir tai įvyko todėl, kad tai iš viso nebuvo dronai, o buvo Flamingo raketos. Tai pirmas kartas, kai Ukraina savo raketomis smogė taip giliai. Ir taikinys. Tai pražūtinga Putinui. Flamingo raketa smogė Votinsko mašinų gamyklai. Pavadinimas klaidina, nes tam gaminamos ne mašinos, o raketos. Tai valstybinė strateginės gynybos gamykla, viena svarbiausių raketų gamyklų Rusijoje. Ji gamina trumpojo nuotolio Iskander, tarpžemyninės balistinės, ir naujasias Orečnik, tarpžemyninės balistinės raketas. Būtent dėl šios priežasties Putinas nenorėjo, kad Ukraina gautų Tomahawk raketų. Bet žinote ką? Ukrainai jų neprireikė. Štai netoliese gyvenantis rusas įrašė ataką. Paklausykite, kaip jis nustebo. Velniškai karšta, delniškai, ar tu juokauji? Delniškai karšta. Delniškai. Где? По звуку. Еще где-то выпал. Ukraina ką tik parodė, kad gali smogti Rusijai bet kur ir be amerikietiškų raketų. Kyla klausimas, kaip Ukraina praskraidino šias raketas? Per Rusijos oro erdvę? Gynybos sistemos tam ir kuriamos. Kas nutiko? Pilno atsakymo neturiu, nes nesu kariškis. Tačiau vienas dalykas, kurį pastebėjau iš pranešimų internete, yra tas, kad kai kurios raketos iš tikrųjų pakeitė kursą skrydžio metu. Tai įprasta raketoms, bet įspūdinga, kad Ukrainos raketos tai sugeba, būdamos visiškai vietinės gamybos. Tai didelis pranašumas, apie kurį netrukus pakalbėsime. Kadangi raketos pakeitė kursą, jos nuskrido 1600 km, kad pasiektų 1400 km atstumu esantį taikinį.
Papildomas atstumas padėjo joms išvengti oro gynybos. Tai nereiškia, kad Rusijos oro gynyba buvo nesėkminga. Jie numušė kai kurias, bet ne visas raketas. Ukrainiečiai galėjo naudoti raketas kaip masalus arba paleisti kelias į vieną taikinį, kad bent kelios prasiskverbtų. Kaip minėjau, tiksliai nežinau strategijos, o Ukraina tikrai neskelbs, kaip apgauna Rusijos oro gynybą. Bet kad ir kas tai būtų, tai veikia, tad būtinai paplokite dabar. Tai buvo svajonė nuo tada, kai Ukraina pasauliai pristatė Flamingo. Jie žadėjo didelį nuotolį ir gamybą, o praėjusią naktį pradėjo tesėti tuos pažadus. Vis dar išlieka didelė problema, svarbu paminėti Ukrainą. Jie tikėjosi pagaminti daugiau Flamingo, kai paskelbė apie šią raketą. Tačiau kol kas to nepavyko pasiekti. Gamybos pajėgumai tiksliai netitinka jų ambicijų ar paskelbtų pareiškimų. Taip yra, nes Rusija smogė Ukrainos gamykloms. Bet jei Ukraina tęs tokius smūgius ir didins gamybą, tai visiškai pakeis dėrybas. Be visų šių raketų Ukrainos dronai vis dar labai galingi. Nes vos praėjusią naktį jie sunaikino dar daugiau Rusijos gamyklų, kurios buvo visiškai dronų veikimo zonoje. Prieš aptardamas kitus taikinius, noriu parodyti, kaip Rusijos karo tinklaraštininkai reaguoja į Flamingo raketas, naikinančias jų raketų gamyklas. Jie eina iš proto dėl oro gynybos nesėkmės ir paskelbė tokią žinutę. Kaip tai, kad ir kas tai būtų, galėjo nuskristi daugiau nei 1400 km virš mūsų šalies, apeidamas visus galimus oro gynybos rajonus. Šis kaip nėra retorinis klausimas rankų laužimui ar pralaimėtojiškoms frazėms murmėti nuo sofos ar nekaltųjų baudimui. Tai būtina tinkamai situacijos analizai, kad tai daugiau nepasikartotų. Kas nesuveikė oro gynybos sistemoje, kurie stiprinti ir kokias naujas priemonės dislokuoti. Žinutės pabaigoje pasirodė šiurpi dalis. O kas būtų, jei kovinė galvutė būtų buvęs brandolinis? Jie jau nerimauja ne tik dėl gamyklų. Jie supranta, kad Ukraina gali pasiekti bet ką, o Rusijos oro gynyba iš tikrųjų negali apsaugoti rusų. Dabar. Ukraina nenaudos brandolinio ginklo, nes jo neturi. Bet gera matyti, kad rusai dabar dėl to nerimauja. Rusams dar nespėjus susitaikyti su praradimu, Ukraina puolė kitas gamyklas. Šįkart dronais, o ne Flamingo raketomis. Rezultatas liko beveik toks pat. Prieš aptardamas ataką parodysiu jums įdomią žinutę, kurią gavau vakar. Vakar kai kurie komentaruose rašė, kad nemato mūsų vaizdo įrašų savo sraute, nors dažnai spaudžia patinka. Jei dar neužsiprenumeravote, spauskite prenumeratos mygtuką, nes tai tikrai padeda algoritmui rodyti jums mūsų naujus vaizdo įrašus. Dabar pereikime prie kitos gamyklos, kurią sunaikino Ukraina. Ukraina smogė elektronikos gamyklai Saranske, maždaug už 700 km arba 400 mylių nuo sienos. Tai Rusijos elektrogamykla, tiekianti produkciją gynybos pramoniai. Įmonė specializuojasi galios elektronikoje, lygintuvose, keitikliuose, specializuotoje įrangoje, kurios reikia kariuomeniai. Ir atspėkite ką, Rusijos kariuomenė yra jų didžiausias klientas. Dabar. Štai kas liko po Ukrainos dronų apsilankimo. Pažiūrėkite. Ukraina smogė Neftegorsko dujų perdirbimo gamyklai Samaros regione. 5 degančios talpyklos, sprogimai, ugnis apėmė netoliese esančią perdirbimo gamyklą. Štai išpuolis. Galbūt negalėsiu visko parodyti, nes kai kurie buvo sužeisti. Laimiai iš Rusijos žiniasklaidos žinome, kad niekas nežuvo, o sužeistieji ligoninėje. Ukrainos kariuomenė paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jie F-2 dronai sunaikina 3 rusiškas Tor raketų sistemas.
Tai tikrai buvo didelis smūgis, nes kiekviena iš šių sistemų kainuoja apie 75 milijonus. Svarbiausia, kad sunaikinus šias sistemas, Rusijos oro gynyboje atsiranda spragų, kurias Ukraina gali panaudoti. Vėliau siekiama atakuoti daugiau gamyklų, naftos perdirbimo įmonių ir kitų taikinių, taip didinant sėkmę. Kiekviena sunaikinta oro gynybos sistema palengvina ir sustiprina kitą smūgį. Dabar noriu perkelti dėmesį į kitą dalyką, kuris vyksta Rusijos viduje. Tai sukelia didžiulį galvos skausmą Putinui ir yra susijęs su viskuo, ką tik aptarėme. Rusija uždraudžia Telegram. Rusai iki šiol turi sunkumų prisijungiant prie šios programėlės, nors mėgsta naudotis Telegram bendravimui ir naujienams. Todėl jiems nepatinka šis Kremliaus sprendimas. Norėdamas pateisinti šį draudimą, Vladimiras Putinas paprašė FSB paskelbti viešą laišką, kuriame paaiškinama, kodėl Telegram, kabutėse, yra pavojinga. Argumentas gana paprastas. FSB teigia, kad Ukraina gali pasiekti informaciją skelbtą Telegram ir panaudoti ją prieš Rusijos kariuomenę. Vienintelė šios logikos problema – Kremlius pats teigia toliau naudosantis Telegram, nors Rusijos piliečiams tai draudžiama. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas patvirtina, kad Kremliui naudotis Telegram nėra problemų. Ar Kremlius susidūrė su sunkumais valdydamas oficialų kanalą Telegram dėl programėlės apribojimų? Neturime. Esame Max platformoje, bet Telegram kanalas lieka. Tai yra viniška. Ar naudojate VPN ar proxy tai valdyti? Vaizdo įrašai man neužsikrauna. Juos turite Kremliuje. Na, kažkas kažkur matai. Tai mums labai svarbu. Visų pirma, turime daug tautiečių užsienyje. Prezidento darbotvarkė domisi ir daugelis užsieniečių, todėl esame suinteresuoti jiems ją perteikti. Tai velniška. Ar turite anglišką kanalą? Žinoma. Taigi, Telegram pavojingas piliečiams, bet saugus vyriausybei. Logika čia tiesiog neveikia. Peskovui situacija bloga, nes rusai jau ant jo supykę. Matote, kai Telegram pirmą kartą nustojo veikti, daugelis rusų klausė, kaip mūsų kariai susitvarkys su šiuo draudimu. Ir jam buvo užduotas būtent šis klausimas. Jis atsakė, negaliu įsivaizduoti, kad Rusijos kariai naudotų Telegram komunikacijai fronte. Tai arba neišmanimas, arba melas, nes jie Telegram naudoja viskam. Tai būtina koordinavimui, taikinių nustatymui ir logistikai fronto linijoje. Dėl to Rusijos karo analitikai įsiuto, kai Peskovas tai paskelbė ir pyktis tęsiasi. Štai kaip jie reaguoja Rusijos televizijoje ir jie labai dažnai mini Peskovą. Paklausykite. Smūgis atėjo iš netikėtos pusės. Įdomu, ar ne? Ukrainiečiai planavo puolimą, bet mes vis tiek sulėtinome tempą. Prakeiktas telegramas. Kaip kažkas sakė, politikas ar pareigūnas? Dabar jį pacituosiu. Nemanau, kad kas nors gali įsivaizduoti. Palaukite, perskaitysiu ir galėsite komentuoti. Nemanau, kad kas nors įsivaizduoja, jog ryšys fronte palaikomas per Telegram ar kitą žinučių programą. Jis nemano, kad mūsų tas vienas pareigūnas mano, jog tai taip numatyta. Bet vis dėlto, dabar, likusi dalis... Palauk. Kaip palauk? Tai svarbu. Paaiškinsiu, kodėl. Nemanau, kad kas nors įsivaizduoja, jog fronte ryšys palaikomas per Telegram ar kitą žinučių programą. Tokio dalyko neįmanoma įsivaizduoti. Velniškai karšta. Ir tai yra ši paskutinė frazė. Sunku. Neįmanoma įsivaizduoti tokio dalyko, kuris iš tikrųjų sukelia, tokį sujudimą. Atsiprašau, draugai, už tokį išsireiškimą kaip šūdas internete. Nes toje frazėje manau, kad negalima įsivaizduoti nieko panašaus nėra. Bet tikriausiai Rusijos federacijos prezidento lygiu neįmanoma to įsivaizduoti. Slaptieji dokumentai perduodami per Telegram. Prezidento spaudos sekretorius teigia, kad prezidentas neįsivaizduoja dokumentų apyvartos ginkluotosiose pajėgose per Telegram. Iš tikrųjų, šalies prezidento lygiu sakoma, kad tokį dalyką sunku įsivaizduoti.